Sveiki atvykę į Absento Fėjas. Prieš 2 metus nuostoliai vyko kitoje lokacijoje. Automatiškai iškilo klausimas, kam naudinga kas kartą keisti lokacijas, keisti įmonės pavadinimų ir kodą. Šį vakarą nesužinosim atsakymų į šitos klausimus, bet sužinosim į kitokius tarptautinius klausimus, kodėl 5G įvedamus, kam naudinga koronavirusas ir kodėl prie talų čia tokios didelės eilės. Ar esat pakankamai įsitikinę, kad šitos sienos blokuoja 5G ryšį, kad daro čia vakarėlį? Iš tikrųjų turim prisipažinti, kad iš tikrųjų šitam vakarėlį visgi 5G ryšys žalos padarė. Nes jūs susimokėt prieš saldainius ir jis papirko daržovių pramonę. Ką jūs apie tai manot? Kadangi mes saldainių žudikai, mes dažnai būnam ir daržovėm paskui savaitgaliais. Monocel. Ne, jis mane kaip aslą iškarpė tada, kartais kaip aslas atrodžiu ir nebenoriu šnekėti. Eina prabiška. Myšti yra sveika. Iš tikrųjų, aš galiu patarti. Myškit visi. Tokiu matavimo vienetą apibūdintumėt savo pimpalo dydį Metrais. Ar jūs asmeniškai tikit koronavirusu? Ne, koronavirusų nieks netiki. Kiek jums konservatoriai sumokėjo, kad čia ateitumėt? Nekomentuosiu šito klausimo. Rodirs turėtų šiandien kažkur kitur grot, pardavė nuostolius kažkam kitam. Kiek jums sumokėjo ir kam tai naudinga, kad jūs kitur grotumėt? Tiesiogiai man. Tiesiogiai jam sumokėjo. Asmeniškai pats šiemet daug nuostolių turėjo. Visiškai be nuostolių, žinau. Čia yra distillerijos lankytojai, jie neturi nuostolių. Prie 4 staliuko skiepą gali 100, jeigu reikia. Visas šitas vakarėlis yra didelis sąmokslas ir mes paklausim Modesto Švabos, kad taip vadinamo Amaru, kam visą tai naudinga yra. Manau, kad labiausiai tai dileriams. Šitą merginą turėjo tiek daug nuostolių, kad vietoj kepurės naudoja rankinuką. Ne, čia nenaudoja rankinuko vietoj kepurės. Kam naudingos kalėdos lapkričio mėnesį? Niekam. Supratau, ačiū. Ačiū jums.